Sveiki, smagu, kad domitės Google Ads galimybėmis ir šiame trumpame video tikiuosi papasakosite, kaip Google Ads veikia ir kaip jūs galėtumėt šią reklamą ir šią platformą pritaikyti savo versle. Prieš tai trumpas prisistatymas. Kas mes tokie ir ką mes veikiam. Tai mūsų agentūra padeda mūsų klientams su visais reikiamais kanalais vienu metu. Tai nesam apsiriboję, kaip sakykime, tam tikri freelanceriai, viena kažkokia tai platforma, o stengiamės visą laiką už klientą žiūrėti plačiau. Taip pat turim didelę patirtį dirbant su e-komercija, su lydų generavimu, daugybei skirtingų projektų. Ir visada stengiamės išsiskirti tuo, kad savo klientams suteikiam išskirtinį asmeninį ryšį ir dažną komunikaciją, kad visada jaustumėt pulsą, kas vyksta ir žinotumėt, kad jūsų reklama kažkas visada pastoviai rūpinas. Tai šiek tiek daugiau apie mūsų patirtį. Esam dirbę su labai skirtingom įmonėm, nuo e-komercijos iki lydų generavimo, pritraukiam šimtus tūkstančių potencialių klientų kontaktų, sugeneravom didelės e-komercijos apyvartas ir tiesiog didelis kiekis verslų, kuriem padėjome. Taip, mūsų tas bendras approachas yra toks, kad dirbame su visais kanalais iš karto, nes taip rezultatas gali būti pats geriausias ir visose funnelio etapuose tada kliento patirtis gaunasi optimali. Tai pradedam visada galvoti nuo SEO dalies, tai didinam organinį srautą, su Google reklama pagauname egzistuojančią paklausą, su Meta, TikToko reklama kūrėme naują paklausą ir išlaikome klientus su email marketingu. Tai kas yra tas Google Ads ir kaip čia šitas dalykas veikia? Tai tikriausiai teko matyti, kad Google paieškoje visada matot sponsored ir organinius kažkokius tai rezultatus, kurie nėra remiami su ta papildoma reklama. Tai mokami rezultatai dažniausiai yra viršuj ir tai yra efektyvi greita reklama, už kurią mokama, kad svetainė būtų matoma pačiose aukščiausiose pozicijose ir tada daugiausiai žmonių tenai ant jų paspaustų. O organiniai rezultatai šiuo metu yra per ilgą laiką ir įdirbį pasiektos aukštos pozicijos, už kurias mokėti jums nereikia. Kaip mes dirbam su Google reklama, bent jau Lietuvoje, faktas, aišku, kad pradedam nuo strategijos techninės dalies ir iš karto nusimatom optimizacijų, bet pagrindiniai kanalai Lietuvoje vis dar yra Google paieška, tai kai matot kažko ieškodami, tarkim, suvestumėt ar ne Google reklamos paslaugos ir tikėtina, kad mūsų arba kažkas kitas agentūras pamatytume ten. Google Display Network tai iš principo yra baneriai, kurie rodomi tam tikrose portaluose. Mūsų patirtim tai nėra pats efektyviausias kanalas, dėl to dažniausiai biudžetą šitai platformai siūlome skirti į Meta. Ir tada, aišku, yra YouTube video reklama bendram žinomumui didinti. Kodėl Google Ads yra labai svarbi dalis norint reklamuoti save internete, nes mes jau pasiekėm auditorijas, kurios jau ieško jūsų ar panašių kažkokių tai produktų ar paslaugų. Tai labai dažnai galima padaryti taip, kad tie žmonės, kurie ateitų jau pas jūs į svetainę iš tų reikiamų raktažodžių, turėtų labai aukštą pirkimo intenciją. Taip pat labai svarbus aspektas, kad galima pamatuoti rezultatus, tai reiškia tiksliai žinosit, ar ne, iš tos investuotos sumos, kiek iš jų atėjo žmonių ir pritaikoma beveik bet kokiam verslui. Tai ar jūs norit gauti daugiau potencialių klientų kontaktų ir tada jau pardavimus daryti jiem tiesiogiai, ar jūs turite e-komercijos verslą, didelio labai skirtumo nėra, nes ši platforma leidžia labai plačiai pritaikyti reklamos galimybę. Tai procesas, kaip visą tai veikia, yra ganėtinai paprastas. Pradedam nuo detalios raktažodžio analizės ir kampanijų strategijos sukūrimo, tada sukuriam reklamas, kur pagrinde yra tekstai, vizualai ir galbūt video, jeigu, tarkim, leidžiamos yra YouTube kanale reklamos. Faktas, kad būtina nusimatyti tinkamą biudžetą, kad nebūtų nei per mažai, nei per daug, bet su tuo mes padedam.
susidėgiam visus vartotojų veiksmų siekimo sprendimus, tam, kad matytumėm, ką vartotojai atėję iš reklamos veikia pačioje svetainėje, ar jie registruojas, nesiregistruoja, spaudžiant nuorodų, spaudžiant telefono numerių arba e-mailus rašyti. Tai yra labai svarbu, kad suprasti, kas vyksta ir kiek yra efektyvi ta reklama, bei ateityje optimizuoti reklamą į tai, kad prisitraukti vartotojus, kurie nori ar tai pirkti, ar ne jūsų produktus, ar tai užsiregistruoti. Ir kaip visos reklamos yra pritaikomos jums, tai po tos raktažodžio analizės ir tiesiog įsigilinimo jūsų veiklą sukuriamas jums būtent pritaikytas raktažodžių sąrašas, kad nebūtų reklamuojami dalykai, kurie yra jums neaktualūs. Nusistatom tinkamą lokaciją, jeigu tai yra aktualu. Dažnai tai aišku būna visa Lietuva, jeigu tarkim tai yra e-komercijos verslas. Kartais su lokaliais verslais tai gali būti ir, nežinau, specifinis miestas ar specifinis Lietuvos regionas ar kelios skirtingos lokacijos. Tai čia labai priklauso nuo jūsų verslo poreikio. Taip pat galima, ne visais atvejais, bet dažnai galima turėti tam tikrus auditorijų segmentus, ar tai pagal jų elgseną, ar tai pagal tai, kas jiems yra aktualu. Ir, aišku, galima visą laiką susikurti remarketingo kampanijas, žmonėms, kurie vis dar svarsto, ar jiems tai reikalinga, nereikalinga ir panašiai. Ir dažnai tas remarketingas gali suveikti iki galo, padėti žmogui apsispręsti ir padaryti ar tai pirkimą, ar užsiregistruoti. Kaip atrodo Google reklama, tai yra labai įvairių variantų. Paieškoje gali atrodyti šitaip, gali būti truputį mažesni skelbimai, tada Google Display Network gali būti tokie dinaminiai baneriai ir su tekstu, ir su mygtukais, gali būti tiesiog ar ne toks vizualinis sprendimas. Tada, aišku, YouTube searcho rezultatuose galime rodyti skelbimus, galime rodyti ir, aišku, pačius video, kai žmonės naršo. Taip, tų sprendimų tikrai labai įvairių. Aišku, yra daugiau variantų, kurie ne visi Lietuvoje yra galimi. Tai kaip ten, tarkim, shopping campaign ir panašiai, bet taip realiai atrodo didžioji dalis to, ką Lietuvoje galima leisti. Rezultatai jų tikrai turim labai įvairių, tai dirbam su klientais nuo kelių šimtų eurų biudžeto iki keliasdešimt tūkstančių eurų biudžeto per mėnesį, tai realiai galim prisitaikyti prie labai skirtingos situacijos. Ką galima reklamuoti, tai faktas, kad galim gintis jūsų prekės ženklo patį pavadinimą, nes labai dažnai dabar jau vyksta taip, kad konkurentai perka tiesiog jūsų brandinį raktažodį ir taip bando savo prisitraukti jūsų ar ne tą įdomų srautą. Tada galim reklamuoti produktus, specifinės kategorijas, galim reklamuoti parduodamus prekės ženklus, jeigu jie yra kažkiek aktualūs jūsų rinkoje ir žmonės jų ieško. Gana efektyvus dalykas, kiek teko bandyti, paslaugų raktažodžiai, bendriniai raktažodžiai, problemos ir sprendimo tam tikri raktažodžiai, informaciniai raktažodžiai, tam pavyzdžiui, kaip kažką išspręsti ar ne, arba ten, tarkim, jeigu reklamuotumėt ar ne nuo streso produktus, tai galėtų būti žmogus ieško nerimas ir mes tada patikime reklamą ar ne, kaip tą nerimą spręsti su papildais ar panašiai. Taip pat galim daryti ir tiesioginių konkurentų brando raktažodžius, tai reiškia, jeigu konkurentai ne jūs perka, jūs irgi lygiai taip pat galite pirkti jų srautą. Netiesioginių alternatyvų raktažodžiai ir, aišku, dinaminė reklama, kas iš principo yra tiesiog paimam website ir tada Google algoritmas prasuka ir ištraukia visus aktualius raktažodžius ir sukuria tokią kaip ir dinaminę kampaniją ieškoti papildomam raktažodžiam, kurie dar. Tai kas įvyksta, ar ne? Žmogus pamato reklamą, kas būna toliau. Tai papasakosiu trumpai apie du skirtingus scenarijus. Vienas iš jų, jeigu reklamos tikslas yra prisitraukti naujų klientų ir gauti jų kontaktus. Tai pirmas dalykas, klientas pamato reklamą ir ant jos paspaudžia, tuomet atsidaro svetainę, iš anksto kažkoks numatytas puslapis, tai gali būti pagrindinis, gali būti kažkoks produkto puslapis ar kategorijos, čia labai yra individualu.
Tuomet klientas naršo, ieško reikiamos informacijos ir aišku, mūsų tikslas yra, kad klientas kontaktiniai formoje paliktų savo duomenis ar kažkaip kitaip su jumis susisiektų, ar tai spaustų telefono numerį, ar e-mail nuorodą ir rašytų jums elektroninį laišką. Čia gali būti tikrai įvairių variantų. Ir tuomet, kai jūs jau gauna kontaktą, tas pardavimo procesas toliau jau vyksta pas jūs. Ir reikia tikėtis, kad su dideliu efektyvumu klientai perka jūsų produktus ar paslaugas toliau. Jeigu tai yra e-komercijos pardavimai, jau kai žmogus ateina į elektroninę parduotuvę, vietoj to, kad jis paliktų savo kontaktus, žmogus ieško tam tikrų produktų, bando suprasti, ar čia tinka, jam netinka. Ir faktas, mūsų tikslas yra, kad klientas atliktų kažkokį tai pirkimą jūsų elektroninėje parduotuvėje. Tai turim irgi labai skirtingų scenarijų, tai nuo daugybės lydų sugeneravimo saulės elektrinių rinkoje, pardavimo auginimo medienos produktų rinkoje ar e-komercijos pardavimai papildų rinkoje. Google Ads pritaikoma yra labai skirtingose verslo situacijose ir atitinkamai gali įsidėti į visą marketingo miksą ir papildyti meta reklamą, email marketingą ir panašiai, pritraukiant naujus klientus. Tai tiek žinių, tikiuosi, kad pavyko daug aiškiau suprasti, kaip Google reklama gali būti panaudojama jūsų verslui. Ir jei jums tai atrodo naudinga, kviečiu susisiekti, susiderinsim laiką video skambučiui ir tikiuosi, kad galėsim būti naudingi. Tiek žinių, iki ir sėkmės.